Sveiki visi. Važiavau prie jūros pamedituoti, bet nusprendžiau įrašyti meditaciją ir jums kartu į Telegram grupę. Galbūt įkelsiu ir YouTube. Užsimerk. Staisyk patogiai. Lai šioje erdvėje būna tik 100% dieviškos energijos ir būtybės šviesos. Staisyk patogiai. Giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. Giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. Paskutinį kartą. Giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. Būk čia kartu su manimi. Kvėpuok tolygiai, giliai, ramiai. Pajausk savo širdies plakimą. Visas laikas sustoja. Tau nereikia niekur skubėti, nieko spręsti. Save transformuoti. Sustok viskame. Tiesiog atsipalaiduok. Priimk viską. Dieviškumas tavyje. Kiekvienas iškvėpimas leidžia tau grįžti į ramybę, į tylą, kuri yra už viso to, kas kinta. Įsivaizduoti kūno pojūčius, leisti savo atsipalaiduoti dabartyje, būtyje, kuri viską pamiršta ir paleidi bet kokias pastangas išspręsti, išsiaiškinti, pakeisti. Tai tiesiog kvėpuojame kartu giliai, tolygiai. Leisk savo būti, jaustis, užuosti. Jausti šią dievišką gydančią energiją. Visata, Kūrėjas, angelai, archangelai, visos šviesos būtybės aplanko tave, jie veda tave, jie žino viską apie tave.
meditacija yra skirta tavo ryšiui su visata, su Dievu, su viską kuriančia dieviška energija, kūrėju, absoliutu, Jėzus. Ar kaip tik tai pavadinti, ši meditacija yra tavo ryšių su aukščiausia jėga, kuri veikia visų mūsų realybės. Koks tavo santykis su ja? Ar jauti jos veikimą tavo gyvenime? Ar leidi savo būti kontakte su šia energija? Ar leidi savo bendrauti su geriausiu draugu, kuris tave pažįsta labiausiai? Ar leidi savo pasitikėti šios energijos vedimu? Ar prašai pagalbos, kai tau nesiseka? Ar džiaugiesi kartu, kaip tau sekasi? Ar jauti dėkingumą tai energijai? Ar dėkoju už viską, ką turi? Būk nuoširdus, atsakyk sau. Ar tiki jie? Ar žinai, kad jie egzistuoja? Kiek dažnai, kaip dažnai komunikuoji? O gal neįgyji? Galvoji, kad tu čia esi vienas viena ir tau reikia pačiai viską išspręsti, kas vyksta tavo realybėje. Kaip ilgai gyvenai šitame skirime nuo visko kuriančios energijos, nuo šaltinio. Visata jau yra įveikę tave, kaip ir jos dėsniai, neatsakomi, nežinomybės. Jie yra ir jie veikia, nepriklauso žinėtojas ar ne. Neklauk. Pajusti vanduo nuplauna viską. Kas atitarnavo? Matai, kai vanduo nuplauna juodą, kol kas pasidaro skaidrus. Matai, kaip išeina per padus. Ką jauti? Ką matai?
užsiauginti. Tu esi visatos vaikas. Iš didelės meilės, iš didelio ilgesio, iš didelio susijungimo, susijungti su šia dieviška energija, kuri jau veikia tai, ji jau veikia, nes tu esi be galo mylimas, mylima, tu esi visada vedamas, vedama. Leisk savo įsiverti šiam ryšiui, pasitikėjimu, meilė. Tu niekada nebuvai ir nebūsi vienas viena. Ši be galo mylinti visatos energija yra su tavimi kiekviename patyrime, kiekvienoje akimirkoje. Kai tu džiaugiesi, kai tu liūdi. Vienintelis tikslas, kad tu būtum laimingas, atsiverk šiam ryšiui, šiai dieviškai palaimai, šiai dieviškai meilei. Tai neturi nieko bendro su religija. Tai yra tavo asmeninis santykis su viską kuriančia dieviška energija. Ji yra visur, tavyje, manyje, gamtoje, jūroje, smėlyje, danguje, gyvūnuose. Vertas verta, tu gausa, tu dieviška energija, tu palaimota siela. Įsivaizduok, kaip per tavo viršugalvį teka nuostabi dieviška auksinė energija. Įsivaizduok, kad tavo viršugalvis išsiskleidžia kaip žiedas ir semia tą dievišką energiją, kuri eina tiesiai per tavo viršugalvį. Ši energija apie nuolatinį susijungimą, apie nuolatinį santykį, apie nuolatinę sąjungą, apie besąlyginę meilę, kuri sklinda tau bet kokioje gyvenimo situacijoje. Net ir jeigu tau labai sunku, tu esi vis tiek be galo mylimas, mylima visatos. Tu esi priimtas, priimta besąlygiškai.
Ir aš galiu savo trumpam pamatyti tai, kaip tave mato kūrėjas, Dievas, kaip tobulą visatos kūrinį, be galo mylimą visatos vaiką. Ar gali taip pažvelgti save, ar gali pajusti savo tą meilę, taip kaip Dievas jaučia meilę tau. Ir tu esi tobulas, tobulas, su visomis savo istorijomis, su visais išgyvenimais, nuopuoliais, paklydimais ir grįžimais, su viskuom. Esi absoliuti tobulybė. Myliu tave, tau kartoja visa visata ir kartos tau kiekvieną dieną, tol kol suprasi, kad esi vertas verta visko, kas geriausia, dieviškos meilės, tik dėl to, kad esi tuom, koks esi, kokia esi. Myli tave, tau sako visata ir mylės tave amžinai. Tiek, kiek tau yra skirta šiame įsikūnyje, nes tu esi dieviška siela, šviesos būtybė. Ir aš galiu leisti sau mylėti save taip, kaip Dievas myli tave, taip, kaip visa visata myli tave. Leisti sau mylėti save kiekvieną akimirką, kiekvienoje situacijoje, kiekviename patyrime, ėjime ir vedime. Būk palaimintas, palaiminta visų šviesos būtybių, angelų, arkangelų, visų visatos šviesos būtybių, tai lydi tave laimė ir meilė tave kiekviename žingsnyje. Padėkok gyvenimo kelyje, kuriuo žengia tavo šventos kojos. Padėkok visiems už viską. Dėkoju, padaryta. Atlikta. Atlikta palaimė. 108 kartus. Su meilė ir šviesa. Apkabinu aš tave. Susirinkime su visata. Dėkoju, kad esi čia, šioje visatoje.